Aš daugiau trenerį nedirbsiu, pareiškė man Tomas. Tai buvo lyg ir staigmena. Tiesa, aš jos laukiau. Dirbame jau 5 dieną. Gero išmetimo niekaip nepadarom. Nors per varžybas šį arimo elementą padarė puikiai. Taip, geležis ir tą įkaista. O čia žmogus. Prisimeni, Tomai, kaip tu pirmą kartą atėjai pažiūrėti Jono arimo. Sakei, kad nori išmokti taip arti. Bet atsimink, vien gerų norų neužtenka, reikia dirbti. O dirbti tu gali. Pirmas blynas, kaip sako žmonės, būna už tvoros, bet svarbiausia kepti toliau, neprarandant vilties. Zofija, kiek ji turi daug užsispyrimų ir kantrybės, nors kartą ir jos pritrūko. Ai, agronome, man niekas nesigauna, kam jūs čia su manimi vargstate? Vis tiek nieko neišeis. Žinot, kad aš boba, žioplas daiktas ir tiek. Netiesa, Zofija. Prisimink pirmasias visasąjunginės arimo varžybas. Kaip tave lydėjo nesėkmės. Keitėme traktorių. O kokie buvo nepaklusnus plūgų korpusai. Ir viską tu įveikiai. Maža dirbti lauke, reikia dirbti ir namuose. Vakarais paskaityti, pagalvoti. Kaip padaryti lygų sumetimą, gerą išmetimą, sureguliuoti plūgą, tai tas pats, kas A didžioji, A mažoji. Vilnius. Labas rytas, draugai radijo klausytojai. Pradedame Tarybų Lietuvos radijo programą. Šiandien sekmadienis, rugsėjo 5 diena. Saulė tekės 6:29 minutės. Laikas 20. Koks dar sunkus artojo darbas. Pabandyk pasiklausyti tokios muzikos ištisą dieną, ištisą savaitę, mėnesį ar 2. O kokius netobulus gamina dar plūgus. Kiek reikia sugaišti laiko, įdėti jėgų, energijos, iki šitą instrumentą sustyguoji. Pabandyk pakeisti noragą. Tai jis per ilgas, tai skylis netitinka, tai tarpas tarp verstuvų ir noragų per didelis, tai varžtas per trumpas, arba korpusų stovai. Kaip jie grubiai išlieti. Dar netaip seniai dirbau su mūsų Jonu. O tada mes mokėmės abudu. Kaip išpildyti gero arimo reikalavimus, sprendimai buvo tik galvoje. Ar galima taip perkelti ant žemės, buvo didelis klaustukas. Mūsų Jonų pamokymai ir dabar labai vertingi artojams.
juk jis pirmasis mūsų respublikos ir šalies arimo čempionas, TSRS aukščiausios tarybos deputatas. Argi gali būti geresnis paprastų rankų, auginančių duoną įvertinimas? Kur rasime kitą ūkį, kuriame dirbtų 3 šalies arimo čempionai? Treniruočių metu mes dirbame per dieną po 12-14 valandų, o suariame dažniausiai tik 10% to, ką normaliai dirbdamas artoja suartų. Ir dirbame įtemptai. Kasgi tada sudaro mūsų darbą? Niekas taip nevargina artojų, kaip tie nuolatiniai išlipimai, įlipimai, plūgų reguliavimai ir taip kas 5-10 žingsnių. Kaip toli nuvedė tą begalinį tiesi vaga paprastus artojus. Maskva, Tūla, Čerkasai, Tartu, Vengrija, Vokietija. Ir visur jie garsino mūsų respublikos artojų gerą vardą.